niekada nevaikščiokite šiaip ant bėgių, nes tai yra pavojinga. Jeigu jūs ir manote, kad ten yra didelis, garsiai rieda, važiuoja, jūs gali vis tiek pertrenkti, ypač kai 2 traukiniai lenkiasi vienu metu. Na, traukinys sunkiai labai sustoja, tai jeigu jūs ir stovėsite bėgiuose ir jums pypins ir galvosite, kad sustos, tai jisai taip labai greitai nesustoja, kaip jūs manote, ir kol taip stabdosi, gali ir pertrenkti jūs. Ar jūs esate kažkada keliavę traukiniais ten, kur į kitus miestus ar šalis? Parašykite komentaruose. Jeigu bus įmanoma, stengsiuos padaryti, kad jums eitų parašyti į komentarus. O dabar mes esame, kuris krovininis traukinys. Tai yra vagonas. Va. O šešiokas. Tai va. Tokiame šiaip irgi nelabai gal kaip ir galima lipti, bet kol nieko nėra, nufilmuoti.